vasara ir nieks jos neatims. Sveiki, gyvi, dar viena diena su naktiniais. Aš patė. Šiandien važiuojam dabar tokius Tulumą. Jūs kur matate ten per tėlį, kur per viską Tulums yra grožis, čia kažkas... Jo, grožis ir hotelių zon, bet ne pats miestelis. Pats miestelis ir yra bomžlaitė, 3000. Mašinos daug važiniai tokių, kur Lietuvoje iš garažą neišvažiuotų autoservizą. O čia jos puikiai važiniai. Važiavam dabar pavalgyti dėl Cielio, jeigu aš neklyst. Ir pavalgę varysim šiandien tiesiog pro Senocį, o vakarį kažkur gal išeisim miestą, pažiūrėti kokios gatvės ir ką nors. Dar nieko nežinau, nes šiandien tik dieną iš be planą, tik čia laisvo, tai jau, varom valgyti pusryčių. Žodžiu, nusišnirpalinė man, vakaltininkė mano nusišnirpalinė susavo visam namelėm iš šiaudinių stogų, 100%. Žinokit, visos malkos man visą laiką pereina, aš jau pripratęs, tai viskas normaliai, pasveiks. Ne, pasiėmiau kažkokį polen, iš kažkokį žiedadulkių gėrimų ir tą pasiėmiau tropical gėrimų ir sumuštinį su ham and cheese. Man pasiėmė... Tu pasiėmė? Nieko. Bagel su kiaušiniais ir su bacon. Tai vat, ir tropical breeze, ir tėtė pasiėmė ham and cheese and omelette, ham kažkas ten nežinau. Žodžiu, man smegenys nedarim, nes man snurklė čia smegenys jau prisigaupė. Ir jo, pavalgysim ir važiuosim. Šiaip va, labai gražus toks restaurants va, žiaurė, toks cozy, warm, nice, nu aišku, čia gatvė, nu tai nežiūrėm, bet čia pietų pusė, tai viskas gražu, gera ir faina. Tai vat. Maist apžvalg, nesvarbu, kas sergantis, bet maist apžvalg. Wow, beautiful. Čia irgi pusė beautiful. Aš toks nelabai beautiful, bet... Čia geras, O mano labiausiai beautiful, čia žinau. Всё, skanus. Alinai siūsti, tėtė valgyti, aš irgi valgyti ir jau žaisim pamėgoti. Žodžiu, esmė baisė paprasta. Aš vakar buvo sveikutėlis, šiandien man skaud gerkla, čiaudo, koso, nu žodžiu, viskas blogiausia. Tai aš paliko gulėti hotelėn, kol tuo tarp tos žmonės, kuriuos jūs matot visų šitų laikų, jum filmavo. O jeigu jum ir dar neaišku, kas tie du žmonės, tai pristato, bam, mano mama ir tėtė, Egidis ir Gint. Tai tikiuosi jums bus įdomu žiūrėti, kuo jie prifilmavo. Jeigu turėsit priekaištų, kreipkitės ne į manį, o į jos. Ir kuo gali pasakyti, gerą žiūrėjimą. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Nu va, atėjom mes iki tų ruinų, kaip mes suprantam kažkaip taip. Ėjom čia ilgai ir nuobodžiai ir su visom kalbom, anglų, ispanų, lietuvių, rusų, latvių, norvegų, bet atėjom. Čia, nu, ta teritorija tik visai nemaž. Bandysim eiti va čia va kažkur aukščiau. Čia vyruks ginčyje su apsauginiam policininkam. Jis ten norėjo nueiti tuo takelį, bet ją ten neleidžia ir jam liepia eiti atgal, kaip mes suprantam, bet jis ginčyjas ir nein. Tai va, įdomi situacija čia tokia. Jo, man atrodo, kai jis pakakoja ir jie pamatė. Ir dabar jam baudų uždės. Nu va, čia galima ten eiti. Nu, vienu žodžiu. Pasižiūrėsim. Dabar einamės žemyn, leidžiamės. Kur einamės su knisliuku. Jo, mes dabar aš ir knisliuks, mūsų mažas knisliuks biški sunegalavo, persišaldė. Ir biški... Dabar žiūri Facebook'ų vartą. Jo, Facebook'ų vartą ir Sagidas tep. Ką jam nei tokiam karštį, o karštis koks 40 panašiai. Nu, vienu žodžiu. Gerai, toliau bus matyti, kaip čia mums seksis. Va, čia visai grožis. Va, pasižiūrėkit, kiek išmet šitų dumblių. Va, čia matas pabandys priartyti, nežinau, ar pavyks man su ta kamera, nelabai aš čia moku.
Va, vandu priarti dviški. Tai va tiek va čia tas rūdas yra, tuoje dumbliai išmestus ir biški tas kvaps toks jaučias, bet o šiaip tai visur grožis. Tropikai, karšt, grožis, gėlytės kažkokios įdomios, va. Kažkokios neaiškios. Čia reikia išsiaiškyti kokios. Tai va, vienu žodžiu. Žiūrim, grožimės ir einam toliau. Nu va čia, kaip suprantam, ta pagrindinė buvo čia pils ar tvirtovė ar čia kas. Nieko čia įspūdinga nėra, griuvėsiai yra griuvėsiai. Nepasakyčiau, kad čia kažkas įspūdinga, karštis nežmoniškas ir aplinkui visur va tokie va. Viskas nugriuvi. Ir ar čia vert? Nu, nežinau, mano akim tai čia neverta eiti, bet eikim dar biškį toliau, pasižiūrėkim, kas bus. Nu, nieko čia nauja, iš tikrųjų viskas va tas pats. Vėl krantas. Visas kavos tirščiam užnešts. Kažkas labai daug čia kavos geri. Tikriausiai, kaip matyt, ir su pienu. Ta išduod, patys matot, baltos putos. Arba su grietinėlė, nežinau, kaip kas nori, kaip kas geri. Tai va, nu šiaip, nu gražiai, bet tas karštis svilinantis ir toks nežmoniškas, tai nežinau. Kažkaip ir jau tas filmavims toks gaunas per jėgų. Nu, bet šiaip visumoj fainai. Bandam išeiti. Pasižiūrėkim, čia visai labai gražu eiti. Toks parkelis kaip ir biški toksai su šešėliais tokiais. Regidis gyvs, nebijokit, jam nieko neatsitika. Viskas gerai, jisai pasėdėjo po medžių, pasisėmė energijos ir vėl toliau eina. Pasisėmė energijos, iš kur pasisėmė kažką. Ar medis iš to jis pasisėmė energijos? Maudas jau senutė čia. Tai kažkoks košmaras. Jo, karšta. Taip, Egidijau, pasakykit, ar karšta? Be žodžių. Teplo. Teplo. Nežymno, teplo. Nu, vienu žodžiu. Varom į Mes senotę čia, nusimaudyti. jo, varysim į senotę nusimaudyti, nes kitaip ištirpsim. Ir viskas, jums nebebus ką žiūrėti, o turim dar jums daug Meksikos ką parodyti, taip kad Karočią, varom. gerai susitiksim vėliau. Va, ir atradau moterį, kuri laukia nuostabaus vyrą. Jeigu kas nors susidomėjat, aš atsiųsiu privatų adresu, prašom, va, nes laukinai nuostabaus vyro. Aš patikėt jau negaliu, kad gali būt gražių tokių. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Nu va, senutė, atėjom. Nu, atrodo, taip visai neblogai pro krūmelis. Eisim, pasižiūrėsim, kas ten bus. Čia su kėdėm, čia nėra taip jau va, mandri, va, čia visas pliažas. Va, vandenėlis, vau. Kitoj pusėje tai va, paprastos džiunglytės. Šiaudiniai va restoranas, galim pavalgyti, jeigu kas nors nori. Jeigu išalksit. Ir čia einam. O, toks vyriškis su tom plavkėm tokiom rūžavom, ne rūžavom, reik prie ją jaučiu ten prisėsti prie šitą vyriškį. Jisai visai toks nieko. Tai va, aš galvoju, kad prie šitą vyriškį mes prisėsim. Ponas, aš atsiprašau, ar galima prie jūsų prisėsti? Prie manęs negalima. Negalima, jūs užimtas, vedęs gal esat? Lietuviškai.
Prašau, nesuprant, kokį kalbą A. šneki. Tu žinot? Va, žinot. Žinot. Ne, Va, Ne, sakė ne, nežinau. tai gerai, aš prisės prie šitą vyriškę. Visai jis toks nieka, va. Va, ir vandenėlis nieka, ir tas vyriškis nieka, nu vienu žodžiu. Mes čia girdė. pasibūsim. Dabar toliau nerodysim nieką. Žiūrėkit, koks fainas krokodiliuks. Vaikėlis, va šitų tu tikrai dėžutę įsidėsim ir parsivešim. Ir net nieks nesupras. Va. Bet jis teps lyds ir galvoju, eikit jūs visi. Mes sugalvojam. Ten tie krokodilai, kur vaikšto, visai būtų neblogai pervežti Lietuvą. Aš vakar nusipirkau tokį plasmasinį dėžutį su dangri, bandysim įdėti ir vežti Lietuvą. Gal kam reikia? Iš karto rašykite PM. Einame su knisliuku, neklausinėkit mus. Nieks neatspės, nepasakys, oi ne, oi ne, oi ne. Va, kur mes esame su knisliuku. Nesvarbu, kad vakar lijo ašarom. Nesvarbu, kad gali lyt rytoj. Aš šiandien myliu tave ir žinau, kad tu mane, o aplinkui tegu lieka nežinia. Prie ežerėlio, prie vandenėlio su mergina. Toli nuo visko, netoli miško, kur pasaka. Muzika groja, tyliai transliuoja radiją. Aš negaliu, kokia graži diena. Viskas, video pabaiga. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Va, matėt, kur tėvai prifilmavo, aš neatsakingas už kur jie filmavo, nes nieko nežinau, kur jie filmavo. Dažnai tik net medžiagos neperžiūrėjau. Bet jo, matėt, gražu buvo, tikiuosi jums pasižiūrėti, man ir gražu bus. Ir, nu, aš jaučiuos biškiai geriau. Nu, ne biškiai, tamsiant pusę geriau negu prieš, kai jaučiuosi iš ryto. Tai dabar ir 4, važiuojam, bandysim įsiskalbti rūbus kažkur. Tai galiu užvalgysim kur nors. Į prekybcentrį. Nu jo, šiandien tokia lėtesnė diena, ypač man. Bet kažkaip gyvenam, kažkaip bandom. Nu kažkaip. Varom skalbtis dabar jo, reikia įsiskalbti, vėl karštis. Bet ne, geriau jaučiuos geriau negu iš ryto. Tai viskas gera. Va, čiūčiuk kokių yra. Vietos tokių čiūčiukų yra. Meksikai pilnių, tiesiog dingo šunėlių, visokių kokių tik tais nori. Ai. Ką tik telefą išmečiau ant stiklą. Bet nieko. Wow. Sibės telefonas. Pirkit iPhone 15 Pro Max, nes kris ant betoną ir nieko neatsitiks. Žodžiu, yra laundry, desayuno, coffee, čela, nežinau, kur čia reiškia, bet jo, va, karzinkos važinėjai visokius, sakau, Lietuvoje neišvažiuot iš autoservizo, čia važinėjus puikiai. Bet čia Porsche gražas, mum šį pasidien su lietu rodė, bet lietos, kaip matot, nėra. Nereik džingsint. O čia jo, važiuokit šniūkštų. Žodžiu, einam skalbtis. Pasižiūrėsim, palygisim Amerikos skalbyklų ir Meksikos skalbyklų. Įdėsiu 2 skirtingus tos, nu, iš Amerikos įmės, kaip mes skalbėmės ir iš čia. Kol kas tai baisu. Va, negalim valgyti nieko. Mes tokiam kačių maist. Čia landinė, sudarė. Nu, žodžiu, kažkaip taip
einam, aš pasiklausiu, nes į mane labai kreivai žiūri. Всё, sakė, užsidarė skalbyklą. Sakė, Ola, sakau, washing machine, laundry. Sakė, no, sakė, closed. Žodžiu, ir nieko gero. Tai va, tėtę įsimaišėm ir einam. Nežinau, pasižiūrėsim, gal dar rasim, nors jeigu ne, gal rytoj kur nors nuveišim. Nežinau, va, washing machine, prašom. Va, atvažiavom į žiūrėkit, koks automatas ir žaidimų čia. Čia jau nešiapsau, čia all inclusive, žodžiu, važiavom va, skalbtis rūbų, tiesiog paduosim ir turėtų atiduoti po kažkiek laiko drabužis. Neaišku, ar vis grįž, bet esmė tame, kad nesvarb, nes pamačiau dabar šitą žaidimą aparatą ir dabar žais čia. Eisim lošti. Nėra babkių. Žodžiu, gerai, einam bandysiu šnekėt, gal išskalbs rūbų. Gedas? Gedas? Deda. Jisai. Deda. Jisai. Džedas dabar aš nuo šiandien. Kaip jaučiatės skalbyklai tokioj gražioj? Aš buvau geresnė atras, bet jūs nuvažiavote kitą pusę, aš kitoj pusę. Mes pigesnį atradom. Jūs taupat. Taip, mes nešiapsau čia. Nes pusryčius valgam po 900 pėsų, tai reikia pataupyti dabar. Mūsų vasara ir nieks jos neatims. Meksikoje elektrą brangiai reikia taupyti, tai va, yra va, važiavimas, bet jis neveikia, todėl va, einam vis. Einam sportuojam. Ne tai, kad šiaip karšta ir, bet vis tiek dar reikia sportuoti. Žodžiu, tai mūsų jau būtų prekybcentre. Čia kaip Ola. Čia kaip bet ir kaip senukai Maksim, nu žodžiu, viskas viename. Va, vis parodys prekybcentrį mūsų. Tai čia ir brokolė tarp ledų susidėtus, nes matys gyvenimą. Vaisių daug, bet vaisių mes stengiamės nepirkti niekadom iš čia, nes jie yra brangus vienas dalyks ir kitas dalyks nėra tokie skanus, kaip pirkti iš vietinių mažų krautuvyčių. Tai reiks nusipirkti, važiuosim iki namo, reiks nusipirkti iš vietinių, nes prie mūsų matėm yra, tai pasižiūrėsim. O šiaip, jo, vaisių daržovių daug, didelis pasirinkėm šitą apelsiną skanus, žalius. Čia tėtė pomidorų dedas, svogūnai, nes matys tokių svogūnų didelių, aš bent jau, bet svogūnai dideli, bulvių yra greipfurtų kažkokių įdomių, nu žodžiu, viską yra, prašom svečiais valgyti ir jo, einam į kitų skyrių pasižiūrėti. Balkučių čia irgi ir visokiausių. Va, visokių sausainukų, štai lietuviškų labai primen. Čia yra sausainių kaip crumble cookies kažkas panašus, tai Mexican style crumble cookies. Čia keksiukai, čia šis žiūrės, kad neatrodo, bet nežinau, ar aš ją noriu. O kai aš nežinau, ar noriu, tai geriau net neimti. Bandelas su šokoladu, šitas tikrai nori, nepasimsiu bandelas su šokoladu. Čia yra sūrė sūris, šiaip yra tokia kokia Amerikoje buvo, iš europietiškų, bent jau kiek aš žinau, tai nieko nelabai yra. Čia sūris kažkoks plėšoms, Nu, tarkim, pabandom. Ką? Galim pabandyti. Ir amerikietiška sūrė, ta neskanas yra. Dešros yra, hamonas. Tai hamons yra hams, ta prasme, dešrelių, va. Berlinkė, nu čia ne berlinkė, bet jo, nu žodžiu, kažkaip tai. Ačiū ir bišprėgiau, tarkim, nes čia šalti. Bet nu nieko, žodžiu, viską ir padažų, visokių pikantai, čipotlė. Čia net nežinau, kas čia ir, bet jau čia irgi sūris kažkoks. Čia, visokių paštėtų, nu žodžiu. Ką nori, tą yra. Ką nori, tą rasi, nėra taip, kad nerasi kažką. Ar va, ne pirmą kartą matom, va, visokius toks va,
krevečių lukštus, nesuprask, kas čia yra, bet dar nepribrendam paragauti tokių nesąmonių. Yra žuvis, kirš, krabulas, dėlas, krevetės, čia nesuprasi, kalmarai, tokie kalmarai, dar krevečių, krevetės, žuvis, karosai, kažkaip čia ne karosai, bet apsimesė kaip karosai. Ir lašišos, jo, čia žuvis, nedaug. Mėsos yra Cowboy, American. Na, žodžiu. Yra tikrai visko labai įdomu pasižiūrėti, kas čia yra ir taip susiras, kur įsivalgyti. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Einam pasižiūrėsim tenai kažkokiai lušninam, ar tu skanidos valgyti ar ne, jeigu ne. Teisim į kokią į mūsų restoranų hotelę. Blogiausia atveju. Gerai, greičiau tas važiuoju, tą vynų trenksiu, va toj vašiau bėga. Atnešė maistų ir peilių. Nu, pažiūrėk. Fantastic. Muchas gracias. Žodžiu, kečup atnešė, einam valgyti. Aš nesisakinėjau. Ačiū Dievui, man nuojaut sakė. Tetė iš šitų šunų tyčiojasi. Neduot maistą šuniukam. Aha. Mažiau vieną bagiuką. Jie lapieną gali duoti. Nu, paik. Aš nebeįveik. Nebent dabulius pabaigsiu. Tetė pusę kilogramą su mam šiaip netep įveikia. Žodžiu. Įveikia. Beveik. Žodžiu. Šio. Einam pabaigt valgyti, einam į hotelį, pačilit, pavalgyti dadešrus. Ir jo, po tą TV važiuos paimti rūbų. Aš jau namos pačilis ir eis mėgoti aš ne anksčiau, nes man dar nepraėjo blogums, man dar vis dar. Va, čia mūsų hotelis, toks įėjimas. Oi, labai dreba rankų. Žodžiu, va, labai gražus toks va čia va. Yra pool, nes dar nerodėm išorės, bet pavalgėm žiūrės, kad ne. Už kem eurų vis 3 pavalgiam didelis porcijos, tai žiūri gerai. Žiūri fainai, žiūri gerai. Mes einam į kambarį, aš savo ilsėtis. Ir tėvą dar nuvarys pasimti, ką nors iš vaisių ir neišik man. Ir jo. O šiaip tai jau viso šiandieną į mūsų video į pabaigų šios dienos. Viso, tėtė jau nuėjo, net neatsisveikina, jau neberūt. O mes su mam tariam sudie. Viso gero, nepyk, nepyk. Laiko paroje man per maža. Žodžiu, viso gero, iki kitų video susitikimų ir čiau, čiau. Šeima crazy ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veiduos šypsenas. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims.